Sveiki, šiandien papasakosim apie molio tinką. Nusprendėm įsirengti savo namuose apdailą nedažyti kaip įprastai, o su molio tinku. Tai tą darom pirmą kartą. Vakar visą svetainę pasidarėm pirmą sluoksnį, tai pirmas sluoksnis tepasi lygiai taip pat, kai glaistyt. Plonai užsitepi ir viskas, tai nežinau, gal iš arti kažkur pavyks po to neringai kokį kadrą įdėti. Bet ir matosi ant tarkų dabar, nes čia dabar antras sluoksnis, čia pirmas. Jo, tai čia dar va šlapia, ką tik užtepta. Tai esmė gal irgi su moliu, tik tai jau kai antras sluoksnį darai, tai visą laiką nuo kažkokio užbaigimo iki užbaigimo. Tai ten, tarkim, nuo sienos krašto iki sienos krašto, spėt dirbti, kad nespėtų džiūti. Pavyzdžiui, kaip sieną pradėsim nuo kažkurio galo, tai ir važiuoja visą. Visiškai identiškas sienas pigiau pasidaryti su manų kruopom. Su manų kruopom. Kodėl? Panašiai atrodo, tik spalva, gal biškį reiktų dažų įdėti. Čiut. Šičia tai labai nedėlis atstumas, tiesiog nuo kiekvieno kampo iki kampo, tai čia galima dabar atsikvėpti ir papasakot, kaip visą tai darom. Tai toks vienas dalykas, ką darom gal kitaip negu visur rodo, tai naudojam voliuką glaistui, kad užnešti molį ant sienos. Tai labai pagreitina darbą ir mes net kartais turim prieš užtrininėjant antram sluoksnį reikia su plastikinė mentele užtrinti paviršių. Tai čia aišku bangos biškim iššūkis, kad mes galim tik va šitą kryptim braukti. Negalim daryti ant ratilais, kad tvarkingiau gal ratilais gaunas, kad tos lygesnis paviršius lengviau padaryti. Ta šešėlė ir minkštumas gaunasi gražiau. Galim pabandyti va miegamą sieną parodyti, nes jau miegamasis yra užbaigtas. Tobulai. Tai va miegame jau pilnai padaryti 2 sluoksniai. Štai kaip ir viskas labai neblogai pavyko, gal ten kažkokių mikro trūkumėlių yra, bet molis tuo gerai, kad jis nėra vientisas kaip dažai, tai jis turi tokių perėjimų, šešėlių visokių ir nežinau, ar kamerai tikrai pavyks tą pateikti, bet šiaip atrodo labai įdomiai. Gal iš labai arti pabandyti, tiek tekstūrą, tiek... Tokie tie šešėliai matosi, kad jis plėmotumas. Jo, jis toks nėra vientisas, šiek tiek margas paviršius, labai įdomiai atrodo. Kas su kampais buvo? Su išorinius kampus tokiai nusiglaistau, tai ir palieku išdžiūti ir kitą dieną su špakliuotę gražiai lengvai švelniai praeinu, kad nuvalyti visą aštres visokias vietas. Čia nežinau, ar iš tikrųjų nuvaliau, bet lyg jis nuvalyti atrodo. Nuvalyk. Jo, o su vidiniais kampais, tai dabar nežinau, ant antro sluoksnio nenori tepti panašiai kaip akrilu, kad su pirštu tiesiog užsitepi tą visą kampą ir suformuot gražų, nes antram sluoksnį po to labai išsiskiria toks, kaip ir išsiriškina tas kampas. Tai tą darau pirmam sluoksnį dabar svetainį ir žiūrėsim, kaip atrodys. Čia buvo irgi pirmam padaryta, bet kai kur ten gal nelabai gerai kažkaip gavosi, tai ar su špakliuotė po to nusibraukė, ar kažkas, tai dabar šitą svetainį bandom, kažkaip jau pasaugo tuos kampus kuo labiau. Ir antram sluoksnį, atsargiai prieiti ir nusibraukti nuo kampo į vidų. Taip pat molio tinku darysim ir lubas. Nes neringa užsimanė. Jo, nes neringa taip sugalvoja, baltas netinka. Gal šiek tiek kitaip bus tik tai tas, kad plotį turėsim, pas mus yra, nežinau, šitam kambarį 4 metrai. Tai tas 4 metrus nuosekliai turėsim taip važiuoti ir visą svetainę ir nesustodami, tai toks labai turbūt ilgas, bet perstoja toks, kruopštus, ypač antras sluoksnį pirmą, tai ten nebus gal veiklos. Bet matysim su pirmu dirbant, kiek čia to laiko atims panašiai, nes metrų tai 4 ant čia turbūt 14, tai bus ką veikti. Tai dar priglaistome šviestuvą pas mus. Jo, ir dar kitas iššūkis, tai priglaistomi šviestuvai ir difuzoriai, tai kaip ir būtų dažant labai paprasta, čia viską paruoš, nusiglaistai ir dažai nusišveitęs, o dabar reikės dar ir kažkaip tą ovalę dalį su teptukų kempinėlėm siūlę bandyti, tai tai reiks pasieksperimentuoti, pažiūrėti, su kuom seksis geriau, tai gal reiks pirmą sluoksnį tepant taip paeksperimentuoti, pasižiūrėti, galima ir bus nuvalyti, kažkas nepavyks dar. Čia buvo testinė siena, pirmą kartą tepė. Tai matosi, kad būna, jeigu netolygiai tepiesi, nes yra linija tokia einanti, tai gavosi, kad aukščiau pirmas sluoksnis pradžiuvo ir tada žemiau tepėme kitą.
Tai vientisumui išgauti, turi tep nuosekliai. Ir pastebėjau, kad kai užtepu kuo didesnį plotą man, tai to greičiau jisai viską nušpakliuoja ir tada nebūna jokių plėmų. Naudojam 5 cm tokio tipo špakliuotę. Didesnės nežinau, reikia, šiaip gan greit iš tokio pasidaro. Na, čia šiaip apsivalymą arba kažkur, kur mažesnės vietos kažką pataisyti irgi tos, turbūt koks 15 cm. Ko nerekomenduoju ir neapgalvojame, tai staktų nesidėti, kol dar nenudažyta arba nenutepta. Bet šiaip nieko to kažkokio dariau, jokių problemų nekėlė, idealiai pasidariau. Matei? O tokį apdžiūną dar nusivalau kampukus ir įdau. Tą minkštumą išgauti labai svarbu tokiais sukamaisiais judesiais daryti. Ir tada tas ir švelnumas atsiranda, pradingsta grublėtumas. Šiek matosi, kai užsipriminėjai, kad truputėlį ta spalva pasikeičia. Iš to šviesios į tamsesnę biškį pereina. Ir tada natūraliai susiformuoja tokie padriki šešėliai. Molį tai pirkomės iš MRK Lietuvoje, kuris filialus tiek Kaune, tiek Vilniuje. Labai faina konsultantė, pasikonsultuoti, kaip daryti, kaip pasiskiesti ir taip toliau. Ir kaip užsitepti po to viską. Dar kai užtepam mantas jau nušpakliuoja, tai truputį palauki ir tada, nes kai labai jau būna skystas ir stoji lyginti, tai veliasi labai tada ir neišeina išgauti to lygumo, tai taip čiut kokias 5 minutės, kad pradžiūna, tada jau stoji pasilyginti. Ai, dar gal ką svarbu paminėti, tai MRK tai daro mokymus, kaip ir padengti, kaip ir tinkamai trinti. Tai mes tiesa nebuvom. Jo, savo mokslą. Jie YouTube yra pasidalinę, kaip galima daryti visą tą padengimą. Ir tas, kadangi moka dažyti ir glaistyti ir špakliuoti, tai pagalvom, kad pataupysim ir nedarausim. Jeigu norima, tai galima ir išsikviesti net ir į namus, kad atvažiuotų parodyti kažkurią tai sieną vieną, kaip taisyklingai tą visą padengimą padaryti. Bet kažkaip pasitestavom ant vienos, ant kitos sienos, atsižvelgiam, kokias klaidas darėme ir tada jau šokome man daryti tą galutinį variantą, kuris visai gerai gavosi, visai pasiteisino ir nusprendėme patys daryti, be jokių papildomų pamokėlių. O pamatysim vėliau eigojančias sienas, ar tikrai viskas gerai gavosi. Irgi jau matau, kad formuojasi čia džiūna, o čia šlapesnė yra vieta. Tai vat jamu tą šlapesnį tinką ir brauksiu, kad nebūtų tokio perėjimų ir viskas tolygiai pasiskirstyti. Būna tikrai vietų, kad biškį bebraukant užkabino, tai man tas atsistoja greitai ir su to pačiu molio tinku užbraukia naujai ir aš tik tai pabrūžinu, tai nelieka kažkas papildomai. Stebėkite ir toliau mūsų namų įrengimo procesą. Tikėkimės, kad mūsų patarimai jums padės įsirengiant savo svajonių namus.